Šiandien kas? Filmuojam. Penktadienis? Filmuoja? Sakom penktadienis, kas baigėsi? Penktadienis! Ačiū galvojau. Čia esu tam, kad pravest tos mokymus, kuriuos ilgai ruošiausi, planavau per paskutinius, kaip pusę metų turbūt. Mintis tą aš pasiūlymą daviau, aš nežinau, Žiemą kažkada mestelėjai komentarą. vasaris ar kovas, galbūt kažkaip tai žiemą, jo. Kai kilo mintis, kad lokacija gera, jūra šalia, pajūrinė pabūnu dar šitos darbus. Aš jau leidimą statybai turėjau, tai gal vasario galo. Kažkaip, nes jeigu pasiūliau jau, reiškia, leidimą statybai buvo, jo. Tai vat ir kažkaip nešti vis kažkaip kažką suorganizuot, kad ir palaikyti tą šiaudizmą, kad šiaudizmas neišnyktų, kad biškai kažkaip plistų, kad daugiau turėtų kanalų, nišų, nes ta šiaudinė statyba, kuo toliau, tuo labiau tampa jinai tokia nebe legali, nebe tokia patraukli, ta natūrali statyba šiaudinė, nes yra tie šiaudiniai skydai, blokai, ten viskas gerai su jais, tai labai ten komerciškai žmonės nebedaug įdeda savo rankų. O kai žmonės įdeda savo energiją, savo prisilietimai, visos sienų formos, jos molis jisai sugeria tą visą istoriją ir dėl to labai gera, kad palaikyti man šitą judėjimą tokį, truputį statybą su truputį daugiau dvasios, sakykim. Tai vat norisi tą tokią jaukią statybą šiaudizmą palaikyti ir dėl to aš esu čia. O su šiaudinė statyba, jeigu taip, nežinau, gal čia reikėtų atskirą kažkokį pasipasakojimą, kada istorijos ar vakarą kokį pasidaryti istorijom pasakoti. Bet jeigu taip labai trumpai, tai aš kiek čia gaunasi, prieš 13 metų pradėjau realiai statyti savo pirmąjį namą, domėjausi jau prieš tai, nuo kokių 2007 metų apie šiaudizmą, kuo metu informacijos nelabai buvo, YouTube'o nelabai buvo, YouTube'as buvo, bet tenai nebuvo informacijos ir buvo tiesiog lėtai veikiantis internetas tais laikais, tai iš Amerikos šiek tiek rinkau informaciją. Tada atsirado Jono Kačerausko namo pavyzdys, su Petru Devižiu jie statė pirmąjį gyvenamąjį namą. Tai man labai įdomu pasirodė, tais laikais būdavo reklama tokia, kad viliojo tuo, kad namas, kuris nieko nekainuoja. Nieko nekainuoja, iki 1000 litų, jo. 10 tūkstančių gyvenamąjį namą. Tai, jo. Tai vat, namai, kurie nieko nekainuoja, mane kaip moksleivį, tais laikais mokyklos, vyresnių klasių mokinį, labai domino ta opcija, kad uždyga namas, kuris nekainuoja, iš medžiagų, kurios mėtosi laukuose. Tai vat, toks susidomėjimas buvo ir po to visa kita, kad Svideika, kad Molyje kažkaip gerai gyvent. Ir dar mažai žinojau, bet tada dar tokias natūralistinės knygas skaičiau, kaip ten Anastasijos knygos ir ten labai irgi buvo tokio palaikymo pritarimo apie ekologiją ir molinę statybą ir kažkaip labai patraukė. Ir tada buvo daug bendraminčių, kurie tas knygas irgi skaitės, kėlėsi į gamtą ir ten pradėjo lipdyti, statyti tos šiaudinius namus. Ir aš su tuo sakykim, judėjimu, bendraminčių ratu, tada pradėjau, pirmiausiai įkūriau tą molio ir šiaudų namelį grupę, kur galvojau, kad atsiras vienas kitas talkininkas mano namelio statybos ir pradėjau statyti savo pirmąjį šiaudinuką Ukmergės rajone 2010 metų vasarą, tokį pažaidimą. Ir nuo tada aš draugauju su šiaudinė statyba ir renku patirtį, sakykime, pradžiai
apsiklausinėjau, pabendravau su visais, kurie statėsi Lietuvoje tuo metu, buvo tik tai keletas. Tada nusparsisinčiau knygą iš Amerikos su, kaip manualas, knyga, kurie viskas buvo pažingsniui nurodyta. Vadovėlis su daug iliustracijų ir DVD kompaktų. Tais laikais ne internetu dar buvo informacija, DVD. Tai DVD buvo nufilmuotas visas procesas ir dar 2 audio takeliai. Tai aš labai įdėmiai ten žiūrėjau ir prisigaudžiau biškį šiek tiek amerikietiško stiliaus. Ir stačiausi savo ir vėliau gyvenant per visus, kiek čia 13 metų, pastebiu, kad visos šalis labai skirtingai stato. Ir tokių konkrečių taisyklių nelabai yra populiaresnė stiliai statybų, mažiau populiarus, bet su šiaudizmu visada yra labai daug kūrybos tame. Kiekvienas kūrė savaip, dar truputį savaip ir dar, žodžiu, ir netgi šiemet gal net vieną kitą atnaujinimą dar pasigavau, nes kiekvienas žmogus statydamas savo rankom sugalvoja kažką, kas dažnai būna nelabai protinga, bet kartais padaro kažką labai gudraus, ką galima nusižiūrėti ir perduoti kitiem ir taip renkam tą patirtį ir norisi tą patirtį kažkaip rinkti, kolekcionuoti ir daryti kažkokį tokį sklaidą tų dalykų, kad vyktų tie natūralios statybos. Aišku, yra visokių iššūkių ir reikalų, ką spręsti ir pasirodo šiaip, jeigu taip rimtai statyti, yra daug reikalų su šiaudizmu. Bet mane visada labai traukia ta tokia labai paprasta statyba. Visada norėjosi atrasti tos būdus, kaip sutaupyti, kaip statyti iš tikrųjų namus, kurie nieko nekainuoja, nes kažkaip atrodo, kad šiais laikais, jeigu jaunam žmogui pasistatyti namą, tai yra misija neįmanoma, bet jeigu pastatyti kažkokią tokią paprastą pastogę šiaudinę, tai misija įmanoma. Tai aš tą misiją įmanoma ir kažkaip bandau eiti link to ir Sigito projektas ir yra vienas iš tų labai paprastų šiaudizmo statybų su mažai karkaso, su daug improvizacijos. Nes, kad ir sienas apvalios, bet stogą sprendėm uždėti. Kad paprasčiau būtų. Tiesų paprasta, tai pažiūrėsime tikrai paprasta, tikiuosi. Jo, nes kaip Palmantas sakė, jeigu apvalų daryti, vienas apvalų stogą, tai pernai darėte, ne? Apvalų. Tai sakė, visą savaitę teko vieno apvalaus namuko vien stogą daryti. Labai daug pjausti. Suprantam visi apvalukas yra. Ne 4-kampis, o 20-4-kampis. Jo. Tai tas duoda niuansų. Taip. Tai čia nutarėm dvišlaitį daryti. Tokį dvišlaitį, paprastą, tai žinau. Taip turiu čia šiek tiek kelias vizualizacijas atspausdinau. Printerio neatsivežiau, bet laptopą atsivežiau, jeigu kam reiks panagrinėti. Tai galėsit greitai apžiūrėti ir gilinsime. Tai čia visą savaitę. Čia šiaip tokia principinė schema, tik papaišiau net langus, duris viską darysim pagal vietą, pagal faktą ir spręsim. Projektas yra, tai mes labai nenorim nuo jo nukrypti. Pamatas jau yra pagal projektą ir aukštį maždaug, žinau. Karkasas viengubas šitas. Kraigo aukštis. Žinau ką? Karkasas viengubas numatomas. Karkasas viengubas ir toks gana retas. Statom. Karkasą. Tai žodžiu, mūsų tikslas yra pastatyti apatinę karkaso dalį, uždėti dėžutės,
šitas sienas nuspręsim, gal vieną sieną darysim šiaudinę kaip karkasinę, gal kitą sieną kaip atitvara ir viduje atitvaro darysim, tai žodžiu grubiai vat statom karkasą sienų, po to antras taip labai grubiai renkam stogo konstrukciją. Po to dedam gegnės ir šiltinam ir sienas, ir sienas, ir stogą. Tai tada, kaip čia pavadinti, visas stogo apšiltinimas ir gegnės. Na. Nes aš galvoju, gal mes kažkaip lygiai grečiai sugebėsim dėti šiaudus ir rinkti, žodžiu, sienas ir stogo gegnės. Tada stogo ir sienų šiaudai. Tada ruošiam po to ruošiam tinkavimui. Čia tada langai, gal langai, taip atskiras punktas, priruošimo, montuojam prieš tinkavimą, ten visokie tinkliukai, viską. Ir D6 stogo danga, tada ir tinkavimas. Stogo septintas. O ruošiant tinkavimui, tai ką tu turi omeny? Moliu. Nu ir kažkaip maždaug taip įsivaizduoju, kad per tas 2 savaitės galim tai padaryti. Ir aš dar sunkiai suvokiant, kiek greit mes surinksim visą tą stogą ir tai sudėsim šiaudus. Žodžiu, padarysim, bet, nu, žodžiu, žiūrim organiškai, bet kaip ir tikslas būtų kad po šitų 2 savaičių, kad namas būtų sudėtas ir apipurkštas bent vienu geru sluoksniu. O gal padarysim ir pavyks ir su tinkleliu ir 2 sluoksnius jau padaryti, nes išeina dažnais atvejais kokius gerus 2 sluoksnius uždėti ir ten vos ne, jeigu viskas gerai, galima būtų ir taip padaryti visą tinką per vieną vat atvažiavimą. Tai čia toks bendras tada maždaug vaizdas, aišku, čia tų punktų daug. Klausai, ką reiškia paruošti, tai sakykime, apipjauti šiaudus, kad būtų mažai ten tų nukarusių, nes kai apkamšom, apsakstyti tinkleliais, nes turim tokių sunkių vietų, čia biškį pailiustravau, kad mes, žodžiu, dedam šiaudus iki vainiko. Ir po to mes, kai prieinam vainiką, mums reikia jį perlipti ir dadėti iki viršaus, iki lentelių, nes yra vainikas, balkiai ir tada lentos. Ir mūsų siena turės ateiti iki viršaus lentų, tai, žodžiu, Sigitas sakė, nupirko tinklą. Turim smeigtukų, staplerį, prisakstysim
Ir žodžiu, mokysimės improvizuoti ties įvairiais karkaso variantais, kaip tą visą reikalą suvaldyti šiaudus paprasčiausių būdų, kad viskas laikytųsi, užsitrikuotų ir stovėtų. Ten kokie amerikiečiai dažnai labai matau velka į visą namą, į šiaudinį, į tinklą metalinį. Man kažkaip dar nekyla ranka visą kaustyti namą, bet kažkokias esminės vietas labai gerai gaunasi pasakstyti. Tai va, tai jeigu tada apie šiandieną, tai mes tada, žodžiu, mūsų tikslas būtų per šiandien ir rytoj padaryti va, kažką tokio panašaus, tai mes turim pasistatyti stulpus, atsipjauti vainiką, dar atveš medienos, atveš dar veža šiaudus, nežinau, reikės gal pagalbos tam šiaudam. Tai žodžiu, šiandien pasistatom stulpus su įstrižainiam ir langų angas gal išsipjausim, kažką pasidarysim ir padėliosim tą viršutinį vainiką, kas irgi visai įdomus projektas. Tai dažnai viršutinį vainiką, va, tokiu atveju mes atsižymim apačią, viršutinį vainiką susirenkam ant žemės ir tada, kaip susirenkam, susipjaunam detalę, susiglaudžiam, kad gautųsi ir tada, kai stovi, žodžiu, vainikas ant žemės, tada mes patraukiam, pastatom stulpus ir sudedam tą viršutinį žiedą, nes, žodžiu, šito karkaso niuansas yra tas, kad niekada nesigauna taip kaip projekte. Gaunasi, arba taip kiaušinis, arba taip kiaušinis, biški plaukia, biški gaudyti reikia, biški fūrinių diržų reikia įdarbinti tam. Dar, žodžiu, kokių įdomybių su automobiliais, džipais tampom šonus, kad atsistotų viskas į maždaug geometriją ir po to rinksim sekančiam etape šitą viršutinius balkius ir taip toliau. Tai šiandien Sigits vėl išėjo, ne? Reikia pasitart, ką mes šiandien reikės padėti Sigitui su pamatu pabaigti. Apolį pabaigti. Padėti Sigitui. Kalba telefoną, ne? Padėti Sigitui. Sigitai, ką tau reiks padėti? Pamato putą? Jo, toks labai nenatūralus dalykas, polistirolas. Čia likę, bet žinok, čia nedaug, čia spjauti reikės tik tai polis. Gal 10 lapų gal reikia daryti. Gerai, žodžiu, polį pabetonuoti, putą. Ką dar, Sigitai? Nieko, už valandos paskambis atvažiuos Fiskaras, važiuosiu medieną va čia iš kilometrų. Mes tada turim pasigauti, susižymėti stulpų vietas. Pasigauti. Stulpų vietos. Pasigaunam stulpų vietas ir galim pagal tas vietas atsižymėję daryti vainiką. Tai va, tokia maždaug chronologija ir čia šiandienai daugiau nei pakankamai ir manau, kad rytoj va, kažkur čia antroji dalytės dėliosim, žodžiu, va, per šiandien ir rytoj va šitą va vaizdelį. Aš tada eisiu pasimsiu gal laptopą, pasižiūrėsiu, iš kurių matmenų tuos stulpai ir vainiko detalės suprojektavau ir pažiūrėsim, ar mes turim krūvoj. Jeigu turim, galėsim taip ir daryti. Jonas Kačerauskas, vat, truputį modernesnė kryptį nuėjo, Dievižis pasiliko prie to paprastumo.
Tai jie man vis imponuoja, nes mano ir pradžia šiek tiek kartu iš jų mokantis buvo. Tai Petras, žodžiu, visada vadovaujasi tą filosofiją, kad padaryti kuo pigiau ir nedaryti jokių dalykų, kurių nereikia persistengti. Tai vat, petriškoj statyboje šiaudai praktiškai nėra presuojami, yra tiesiog sudedami aplink karkasą, bet dėl saugumo yra karkasas, kuris laiko stogą iš esmės, kad tas namas nestovėtų ant šiaudų, nes tų šiaudų Lietuvoje visokių būna, nes tokių kokybiškų šiaudų, kurie galėtų stogą laikyti, nėra tiek labai daug. Tai va. Mūsų dabar tikslas yra pasidaryti vainiką ant žemės, nes kai stulpai stovi, ten geometrijos nepagausi, mums reikia pasigauti kažkokį faktinį matmenį, nes dalinam į 8 dalis, tai reikėtų dabar pasidalinom, pasižiūrėsim, kur čia tas cementas, betonas ir tada nuo to taško iki kito taško pasitikrinom, išsivedam kažkokį vidurkį ir tada pagal tą matmenį išsipjausim viršutinį vainiką ir tada, žodžiu, iš to vainikų pasidarom jį, pasidarom stulpus ir kelsim ant stulpų aukštyn. Nu tai darom Čia, sakau, duris. 95x210 cm durų anga. Ar yra kažkokių kitokių alternatyvų, pavyzdžiui? Ant akmenų, bet labai išsiklaipo viskas. Priklausom, ko gyveni, šiaip ant smėlio drįsčiau daryti ir kažkaip paprasčiau. Bet betonas patikimiausia. Bet šiaip tai gali ant, nežinau, ant metalinių švelerių, ant medinių rąstų, aš ant plytų mėgstu statyti. Mano terasos sandėliukai, sakė, tiesiog padedi plytom vietoj polių plytas ir ant jų ramstau ir stovi, tik svarbu, kad tu... Rastus leidiniai, rusai žiūrėjo irgi. Kad išvelk, kad nenuneštų vėjas. Toks rastas jo, ant kokių 10 cm didesnė skylė. Įleidžia rastą apdegintus, tada molio aptrambuoji, kad oro negauta. Nu, čia toks rimtesnis. Aš, pavyzdžiui, savo sandėliuką, kai stačiau ant plytų, tai įkasiau 4 rastus ir kokie 8 poliai ant plytų. Tai ant plytų stovi rastai, kad tiesiog vėjas nenupūstų netyčia. Didelio skirtumo nėra, iš tikrųjų, gali būti. Jo, gerai, bus, čia buvo per daug jis. Švinga. Suaktyvint kažką padaryti. Čia nenuvis. Dabar čia Ar dar ten kažkokio vabaliukų, gal kažkur rastų pavalgę, nu ta prasme, kaip įvertinti medį, kai jį resaiklinė? Nu tai žiūri, kad visai nebūtų sutrešęs ir jeigu žiūri, kad tiesiog šupinėti, pasižiūri. Jeigu lenta dar sveika, dar skamba, tai gerai. O yra kažkoks pavojus, tarkim, medieną valgančių gyvių parsivežant Parsivežti net nebejoju, kad parsivežti yra, akivaizdu, kad ten būna toj senoj medienoj, bet kita vertus, jeigu jinai dar nėra suėsta, tai dar turbūt ten kokį 100 metų ir dar valgys. Ypač dar, kai jie su moliu į molį amžinę, tai jie ten labiau, lėčiau gal nesidaugina, gal. Čia aš dabar spėliuoju, aišku. Molis daugiau atmosferos poveikis
tvarko, eliminuoja, konservuoja. Dėl graužikų tai nesu tikras. Šiaip jeigu rimtai užtinkavus, tai tada tos, sakykime, vabaliukai priklauso kokie. Nes, pavyzdžiui, yra įkurtos didelės skylės tos kirvarpos, pavyzdžiui, vadinamas liaudiškai kirvarpos, tai ten yra ūsuočio lerva ir jinai 3 metus tenai graužės ir po 3 metų jinai užauga ir turi išlyst ir turi išeiti, susiporuoti su kitu ir tada turi grįžti ir tada, žodžiu, susiporuoti, pasidauginti ir vėl susiporavus padėti kiaušinėlius. Bet jeigu jie yra apribotas judėjimas, tai jinai ten turi numirti ir viskas. Tai teoriškai užmoliavus turėtų, žodžiu, bent jau tose dalyse, kurios yra uždarytos, tai turėtų tie ūsuočiai nebesusiporuoti. Bet, kas ten žino, kaip ten bus, ar ten jų ten daug, ar jie ras, ar nėra savo poras, bet kita vertus, apie tai ta ekologija ir yra. Nes tada, turi natūralų rastą su tuo, ko jisai yra ir jisai tada gyvens tiek, kiek gyvens. Iš esmės, tai natūralus procesas, kad tie vabaliukai kažkada jie tenai atsiranda ir jie po truputį valgo, bet tai vis tiek šimtmečiais vyksta. Supratau. Vyksta šimtmečiais tie procesai. Tai kai stovi, tai realiai vizualiai kiek eina įsivertinę medijų. Jo, blogiausia, jeigu apie medienos sutrešimą kalbam, tai blogiausia, jeigu ten yra trobos rąstai ir jie buvo apvilkti su nekvėpuojančia membrana, tai yra tais ruberoidais ir dažniausiai tada yra blogai. Kai buvo trobos apkaltos kažkuo, dažniausiai to ruberoido arba lentelėm ir kažkuo tenai, kas stovėjo drėgmė, ten viskas supūvo, tai labiausiai pakenkia ne vabaliukai, o pakenkia ruberoidas iš esmės. Ir tas drėgmės barjeras, drėgmė, kuri negalėjo išeiti. Kažkaip per kampus. Tai po vieną iš galų ir tada išilgai dar. O čia jau ant kampukų? O čia be kampukų, čia užteks 4 varžtų. Irgi kiaurai. 2 iš viršaus ir 2 iš ilgai. Tai yra graštų. Tai žodžiu, pakinkom graštą, imam suktuką ir prastumti. Reikia pasimti gulščiuką. Jo, reikia į vidų jį varyti. Ir tada klausimas, kaip mes varysim. Turbūt reikia mums pasimti spyrį. Pasimti turbūt lentą, nes neturim lentos. Įkalti į žemę kažkokį pagalį. Nežinau, čia kokį štapiką, bent jau tą 2,5 ant 5. Ir tada gausim kažkokią atramą ir turėsim tiesiau jį. Ten, kur gerai sueina, reikėtų. Nes čia jisai dėl to ir yra išvirtęs, dėl to, kad jis laukan išvirtęs. Pavyzdžiui, anas, kur Dainis stovi. Taip, jeigu strižai pavirtęs, jie visi išvirtęs. Budu vieną kitą, это dar vieną kitą. Strižai, nes dabar laikinai uždedam, kad nesibuotų, kad nenusisuktų ir po to, kai surinksim stogą ir dėsim šiaudus, tai kai jau labai šiaudam pradės trukdyti, tada mes išimsim ir jau šiaudai patys, kai jau bus suveržti, surišti, tai šiaudai jau daug maž laiko ir kai molis jau sudžius molis, tai tada jau galutinai laikysis. Ir dar po to dėl standumo ant pertvarų uždėsim strižai, nes čia bus dar 2 pertvaros, čia centre statysim stulpą. Tai žodžiu, padarysim vieną taip ir kitą taip viduje ir bus viskas gerai. Dėsim nuolatinius strižainius, dėsim ant pertvarų. Aišku? Čia į tą polę. Kiek varžtas? Jo, į stulpą.
man sakau, kad galite subsiruošti. Kaip varžtų ilgius atrenkia? Nu, kad būtų pakankamai mėsoje. Aha, kiek tas reiškia pakankamai? Nu, tai čia yra tik patiek sriegio. Tai ir žiūri, kad įeitų kažkokia didžioji dalis sriegio į medieną. Einamiausi medvaršiai su šešetukais statom, nes ir strižai pritraukiam, ir šonų visus 5 cm storio prisukam. Tai pakankamai geras. Ir susnaigė, sakykime, dabar gal populiariausia raina. Taip, Sakykime, 10 nori prisukti, kokį 10 comų turėtų lysti į pagrindą. realiai tai, kai va tie didieji sriegiai eina, va čia 8 jau. Nu, tai aš stengiuosi, kad visas sriegis būtų. Tai jeigu yra, balkis va 20, Jo. tai kad sriegis jau būtų bent jau visas. Tai gali balkis būti toks, gali va toks būti. Jo. Jau maksimaliai jo jėga yra per visą tą. Nu, tai jeigu yra 20, tai tada įmu kokį 330 varžtą. Čia tiem viršutiniu. Kaip pavyzdžiui, imi 600 ir suki gegnę prie gegnės. Tai jeigu truputį galvai gilėja, tai jau išlenda antroje pusėje dygliukas. Tai 690 penketuką prie penketuko labai gerai pritraukia. Ai, va. Tu manęs neklausi. Gal mums reikia langų angą suformuoti ir durų. Vis dėlto atnaujinimą padarėm, darysim viengubas taupimo sumetimais ir plius pamatas labai siauras, tai kaip ir gerai. Tos kitkas turėsim kažkaip apsipjauti, pažiūrėsim vietoj kaip gaunas, bet esu vieną kartą daręs, tai maždaug įsivaizduoju, kad turėtų gautis su viengubu karkasą. Ir sugalvosim, kaip sunert balkius viršui, užsipjausim galus ir kelsim. Ir mūsų būtų tikslas šiandien užsikelt viršutinius tos balkius ir padaryti šoninius balkius. Žodžiu, sekančią vainiko dalį. Tai čia turėtų įspūdžių šiandien iki vakaro užtekti tais balkiais. Galima gal panaudoti kitur kažkur, tiesiog kitą. Tai žiūrėk, tipo va čia. Jeigu dabar durų langų nėra, tai tada padarom šitas galinės sienas. Ir kažkas sakė su gegnėm, kažką ieškosi savanorių. Pakaitininko. Vat yra gal naujoko reikia. Kas nori gegnes daryti? Tiesiog pataikyti. Gal tu Vilmaitė man padėsi, mes Galit. Dabar instruktažas, jeigu upė yra su pilvu pakrypusi, imkit už tos virvės, kuri, kad neišsinerti. Čia kažkaip kraunam truputį tvarkingiau ar... jo, truputį kažkiek tai. Linija tai Perkrovime.
Sniego gal supirti ir užmūsti. Jau laikyk. Ta puikiai skistas. Dėkit taip, kad man naktį miegot patogu būtų. Tai jau tamsta Tamsta statyk urvą iš karto. Užsidėsi lentų, tentą užmesi. Iškart statykit namelį kokį. Reikėtų maždaug į dvi dalis grupuotis, tai dalis galim dėti šiaudus apačioje, o dalis rinkti stogą. Tai stogo reikimo, kas sudedam valkius, dedam lentas su viniakaliam prikalam, prišaudom ir tada centrinė sija irgi iš tų 5 metrų turbūt balkių tų pačių. Sudedam tą viršutinę siją, stulpą dar reiktų įstatyti ir tada sudedam gegnes. Šiaudų rišimo, nes ten daugiausia mes sugaištam laiko rišdami iš esmės, nes čia toks karkasas gan retas, siena apvali, tai kažkaip presuot labai taip neina, tai mes suvirviam, rišam, sutempiam, kad ta siena nevirstų. Nes į vidų jinai nevirsta, tai mums reikia tik, kad į lauką neišvirstų. Žodžiu, pagrindinis įrankis prie šiaudų tai mano akumuliatorinis štilius, grandininis pjūklas, benzopjūklo formato tupsakumo. Tai labai patogus jo tas išpjovas padaryti. Anksčiau su tandeminiu pjaustydavau, bet kai atsirado štilis, tai nugalėjo tandeminį, pardavė kanapininkams. Kanapininkai Hempro sėkmingai pjausto su tandeminiu. Tandeminis čia kaip jisai, koks čia jisai? Tandeminis pjūklas, kai du fuksai viens šalia kito, taip dantukai vaikšto. Kaip žirklės, kaip gyvatvorė žirklės, tik tai dantukai kaip pjūklai du. This one? Same. Wait. Yeah. Now we need to put some extra here, no? Which one? I will cut. Kaištį? Taip. Dar įdėsim kampą. Kaip ten pas tave?
Pas mane čia gerai, nu irgi reikia kažką dabar tokio. Įdėsim, bet čia tai labai gerai, žinok, šitam kampe. Gerai? Nu, Gal pilnas yra biški toks tik tai. yra, ne? Almantai, momentas aš dabar kalu antrą ir galvoju, vieną prie kitos ar irgi glaudžiam. Šitaip, ane? Pakalimas. Jo. Tai kad reikės ir kitoj pusėj šitų mažų čia, paskui darysim antrą fotografijų. Va, liuk. Čia viršui dabar paliekam. Ai, tu nori papasakoti? Reiks mest. Ten dar mačiau visokių žalių. Vainikas uždėtas. Karali telefonų nepametė kokią. Telefono numerio ar telefono? Noriu net. Bus tik. Labiau padažu. Yes. Va čia žodžiu šiaudai, kurie išsikiša kaip virš balkio, reikės dakimšti iki gegnio ir apsakstyti tinkliuku, o kur mediena yra šiaudai iki apačios balkių, tai apipjovus ir sakstyti visą perimetrą su stapleriais. Turim 5 staplerius, tai kažkaip pasidalinsim. Čia vat reikės irgi pridėti šiaudų ir prismaigstyti tinkliuką.
Tai va, vidinės sienas apipjausim. Čia būna Vilma daugiausia šeimininkė jauna. Bet, nu, žodžiu, visi, kas norėtų pjauti, žodžiu, turim 3 pjovimo įrankius, bulgarkės, turbinkės žemaitiškai. Kai bus apipjauta, tada apjuosime tokią metalinę juostą ir viršus, kai bus prisakstytas, jau galėsiu pradėti purkšti. Tai iš esmės va čia galima irgi, sakyčiau, pirmiausia paruošiam šitą vat visą galą, o dalis žmonių galėtų ten pabaigti kimšti ir tada turėsim paruošti aną galą. Tai va toks būtų šiandienos dienos maksimalus planas. O čia vat viršų reikia žiūrėti organiškai, kaip gaunasi, nes gali būti lygiai gauti. Bet, žodžiu, vizualiai žiūrint, kadangi čia taip gan mažai išsikiša šiaudų, tai galvoju tiesiog gal paimti tinklo, prisakstyti, prikimšti šiaudų ir padaryti, kad ta siena taip arčiau stogo užkiltų, apgaubtų tą vat centrinę siją, pavadinkim, sakraikinę siją balkius, kad lietus, kai lyja iš šono, kad nelytų ant sienos, o nubėgtų vanduo per sieną. Jeigu čia būtų lietaus, tai žodžiu reikėtų irgi su tinkliukais padaryti. Tai šitą balkitą vidurinę dalį reikia paslėpti? Šiaip reikėtų va tą sieną jo šiek tiek prakelt, bet kadangi čia nelabai kažkaip yra kaip čia laikytis, tai tiesiog padarom tokį palaidų prikimštų šiaudų vietą. Ir čia, nu, realiai dėl to, kad nu, būtų lietus iš tos pusės, bet reikėtų. Šitą pusę jau labai gerai paruošta, praktiškai pavyzdinė. Ir čia jau praktiškai viską sutvarkė. Simona. Šitą vietelę reikės. Jo, ten yra vienas skylė. Įsekti ir bus tobula. Nu ir viskas, ir turim, vat, kas galim pasiskirstyti į kokias 2 pagrindinės grupės, kas dadės čia šiaudus iki viršaus ir kiti žmonės gali eiti ten pasakstyti ir apipjauti iš esmės, nes šitas sienas čia vat su grandininiu pjūklu grubiai nurėžiau, bet reikėtų pasimti dar tą kampinį šlifuoklį ir pašlifuoti. Ir jeigu mes šiandien vakare pradedam purkšti molį, tai tada yra, nu, tokia didelė tikimybė, kad rytoj ir finišuosim su molio purškimu. Ir turėsim molinuką iš šiaudinuko. Kokie dar parazitai gali užpult namą? Kad nepuola šitą. Parazitai. Realių parazitų, nu, kaip ir tokie, kurie pakenktų, tai nebūna. Nu, būna, kol molis džiūsta, būna tokie šiengraužiai. Dažniausiai pirmais metais ant langų tokios labai mažos musytės, kaip obuolinės, tokio dydžio musytės. Tai tokie šiengraužiai, nes ten yra šieno, yra šiek tiek drėgmės daugiau dar pirmą sezoną nuo molio tinklo. Tai šiengraužių būna, bet jie nieko blogo nedaro. Tai kažkaip realių pavojų graužikų neteko susidurti, dažniau čia yra su mediena klausimų, ar bus ten tų... Jo, jos klausiu, kokiam name, nes konstrukcija yra pusiau šiaudinė, pusiau medinė, tai medis vis tiek yra
pavojuje kažko tai. Vat ir yra diskusija, ar tą medį reikia ten tais nuodais tepti ar netepti, nes tie nuodai jie yra toksiški. Nu, iš esmės, tas trucas, impregnatas. Kuo natūraliausių galima tepti, kad nekirstų. Degint. Degint medieną, apdegint. Tai kaip Japonijai daro. O čia nedarom. Nėra tokių tradicijų. Bet apdeginus iš išorės elę, apskrudinus visą, tai jau tada nebelenda. Nu, turėtų jau kiaušinėlių nebedėt ant degėsių. Neprasigraužia ten. Nu, kiek teko girdėti, tai geriausias būdas konservuoti medieną yra deginti. O jeigu nori kasti žemę, tai dar ir impregnuotą alyvą tą degintą galą. Vat su draugu kalbėjau, kuris irgi ten supranta šiek tiek, ten kažkokia dėsto VDU apie vabaliukus. Tai jisai, nu, vat iš savo praktikos seną trobą turi ir kiek domėjosi, sakė, nu, nėra matęs ir girdėjęs, kad kažkam konstrukciškai sugriūtų dėl to, kad yra vabaliukų rastuose. Jie ten kažką griaužia. 100 metų stovi ir vieną ir kitą 100 metų. Tai kaip ir... Silpnoji dalis ta mediena. Nu, nėra tai blogai, va šitą medieną, kiek tai medienai metų jau... 80. 80? Tik mažai, ne? Nu, žodžiu, jau 100 netoli metų, bet ten matos, kai kur yra tų kirvarpų, bet kaip matom, tai medienai viskas dar gan gerai. Čia jau jinai antrą kartą panaudota, jau vienam name atstovėjo. Ir jinai dar turbūt atstovės tą sekantį 100 metų ir tie vat, jinai nieko neimpregnuota. Nu, ir neatrodo labai sugraužta, vietom tikrai matos, kad ten jų yra ir buvo ir bus turbūt, bet stovės. Paskutinį klausimą, Almantai, kokia yra silpniausia šito namo dalis arba didžiausia rizika? Rizika. Potvynis. Bet nėra tai blogai. Nežinau. Tornadas. Didelė liūtis didžiausia yra. Ne, potvynis tai yra... Nu, aišku, jeigu čia jau jūros lygis čia bus, tai ištirps. Per laiką, bet kiek Bet čia iš laiko esmės tie visi šiaudinukai, kuriam buvo nutrūkę, nes, nu, santechnika dažnai nutrunka, kai šeimininkų nėra namuose, prakiursta vamzdis ir bėga, viskas tvinsta ir tada bėga per sienas, nu, bet nei vienas nuo to nesugriuvo šiaudinukas, jie visi išdžiuvo ir toliau stovi. Tai kaip ir nieko blogo, tai aš manau, kad baisiausia gali būti tik tai tornadas. Nes žemės drebėjimų nebijo. Šitie. Kas? Ne, nu kur tu žemės drebėjimas šitas? O baisiausia tornadas Spiroklioja. tik dėl to, kad nežinom, kaip būna. Tornadas tai nuneša viską, sugriauna stogas ir sieną. Pas mus nebūna, mes nežinom Bet iš tikrųjų. buvo Lietuva tornadas 81 metais Širvintų rajone ir jo per Širvintų miestelį ir sugriovė miestelį. Cementinis. Ką? Cementinis. Nu, bet ir šitas. Bet stovės taip pat tai čia skristų, nuskristų. nes jeigu apverčia sunkvežimius ant nugaros, tas tornadas pakelia, tai čia ir visus namus iš eilės ten sugriovė, tai manau, čia nėra problemų. Tokias. Bet gal nebus. O ten kažkokia šiaip audrytė 100 km per valandą turėtų laikyti. Pavyzdžiui, kruša šoninė į tą molę ar kažkoks ten liūtis stipriai, jinai neplauna iš šono. Nu tai mes molį impregnuosim su nano danga ir tikėsimės, kad laikys. Ir kažkiek metų tikrai laikys. Tik klausimas, po kiek metų reikės pridėti ranką, nes neimpregnuotą molį pajūry tai nedaryčiau. Bet jie, kadangi kai išdžius molis, jie nupurkš su nano danga, tai jinai sukuria visiškai hidrofobišką paviršių ir vanduo nubėga kaip nuo stiklo, bet siena lieka kvėpuojant. Na, yra dar tokia plokštė, kuri dedama, bet ne visada, bet naudojama farmacelė, tokia brandas ten, kur... Tai čia cementinė? Jo, cementinė, jo. Ir ant jos užtinkuojam smolių. O kodėl ne ant šiaudų? Tiesiog dėl izoliacijos. Ta prasme, mes tai darydavom dažniausiai, kaip tie dušai būdavo, jie būdavo atviri, tiesiog sienos, ta prasme, dušo. Tai iš to farmacelio susidėdavo tą, kaip pasakyti, sienų danga ir tada užsitinkuodavo ant viršaus.
Bet techniškai tai turbūt galima ir molį išsistorinti, išsilyginti. Jo, techniškai taip, nes dažniausiai darydavom tuose rąstinėse namuose, tai ant to rąsto dėdavom tą farmacelį ir užtinkodavom molio ir tada dengėsi aliejum per kelis sluoksnius, dar galima užsidažyti ant viršaus ir... Nu tai va, tai galima pas tave kreiptis. Nu, tai Tu gal, Almantai, žinai, pas Olegą Kupolę tam garso padarytą tūlikus ir kažkaip, nu, iš... Ten tada laktas. Kažkokia danga dėta. Marokietiškas, Mėlis. marokietiškas, aš net nežinau, ne molis, ten kalkijų, pelenų, ištrintas mišinys. Tai tą ant molio varo. Ant bet ko, bet šiaip ant molio dažniausiai. Jis nepasidaug, man atrodo, to naudoti kažkaip, kai formuoti baldai ir tie visi kampai. Jo, ir tie baldai, ir vonios kambarys visas padarytas, bet yra toks niuansas, kad kai pasidaro vonia, tai tas tadilaktas jisai gan įgeria nešvarumus. Matos, kokiam lygiai gulėjai. Tai yra daug tokių horizontalių prisigėrusių. Okay. Ir finale, nu, kiek mačiau tadilakto dušuose arba voniose, tai man nepaliko gero jausmo įspūdžio, nes ten biškai toks murzinas reikalas, kuris nebeatsiplauna. Okay. Jisai labai gražu, kol naujas arba kol, nu, nesimaudai, bet gal ten tie, aš nežinau, muilai ar kažkas, o gal tiesiog nešvarumai, kurie neatsiplauna. Geriau, kad mano požiūriu kažkokas labiau atsiplauna. Gal šitie dariau moliniai paviršiai, gal jie impregnuoti. jeigu impregnuot patį molį, tai jisai natūralią spalvą tokią tamsią turi. Tai kad jisai teptųsi aš nelabai, nu, pats naudojuosi to dušu tokiu, kaip pasakyt, kur molis visai padarytas. Ar jis nudažytas, tai kad teptųsi kažkas, ar ten nuo šitų priemonių kažkokių, tai kažkoks poveikis būtų, tai nesimato. Ir tiesiog šiaip tokia įdomi tekstūra yra, natūrali ir jinai yra tvirta labai. Maloniai stovės. Tekstūra kokia nori smulkumą galėtų. Jo, kokia nori. Nes gali ir užsiglotninti, ir su finišu užsilaistyti, kad būtų glotnu. Nes dengiant aliejum tokia įvyksta kaip ir reakcija pačio molio su aliejumi. Tos poros užsidaro. Karštas aliejus sureaguoja su moliu ir tas paviršutinis sluoksnis jis tik vandeniu atsparus. Karštas aliejus. Jo, būtent. Linų sėmenų aliejus dažniausiai dengiamas karštas tam, kad geriau jisai įeitų į poras ir jas uždarytų. Tiek medieną, tiek molį geriausia karštų dengti aliejus. Ir linų sėmenų būtent? Jo. Ką žinau? Na, jeigu jisai nėra, kaip pasakyti, food grade lygio, tai jisai galbūt yra mažesnė kaina. Jeigu ne maistinį imti, nes galima turbūt į pigiau padaryti, aš taip įsivaizduoju bent. Tai žodžiu, sekantis seminaras pasidariau kaip dušą pasidaryti iš molio. Nu, iš esmės viskas į bendrą susijungia, tai šiaip geriausia būtų dar uždėti tinklą, kol dar viskas šiek tiek minkšta. Ta mėlyna? Ta mėlyna, jo, nes ir idealiu atveju čia, kadangi viskas banguoja ir yra rizika, kad nuo minkšto pagrindo šliauš, kris, tai reikėtų viršui čik sukabėm, prisispaudam gan tankiai. Ir tada mes jį spaudžiam. Nes jeigu ant minkšto dedam tinklus ir molis dažniausiai krenta vėliau nei iš karto, tai tada būna, kad, žodžiu, krenta
vien gabalas, kuris, o mes jau tenai ir tada tas nuneša gabalą, tas tą. Ir taip visi tinkliukai žemės. O kaip molis su plastiku kimba normaliai? Su tuo vat stiklo pluoštiniu tinklu. Nu ten, nu gal stiklo ploštas, ja. Nu kaip, įsimaišo ir įsikombinuoja. Čia priklauso, kaip tą tinklą čia priseksi tada. Su tom pačiom kabėm, kur mes... Arba čia laikysis jisai. Net ant banguota, bent sunku. Su tom pačiom kabėm, kur sekėm tą tinklą metalinį tipo? Prie lubų. Ai, šį čia prikabinė, o čia tada... O čia nieko. Tipo įspaudėte? Įspaudžiam. Ir praspaudžiam, bet jeigu yra duobė, tai tiesiog, palieki tas duobės ertmes ir aš tada einu iš paskos ir purškiu į visas duobės ir tada glaistam iš naujo. Bet gal reikia susmeigiam irgi prismeigti kažkiek? Jeigu bus situacijos, kada jau ten nesilaiko, tai bandysiu susmeisti. Tiesiog žiūrim organiškai, kaip ta minkšta siena, banguota, laikosi. Nes čia bus, man atrodo, viskas su to tinklu. Norėtųsi, žinai, padaryti viską per kartą, bet jeigu siena lygi, jokio problema, aš padarau 3 sluoksnius per vieną tinkavimą, bet jeigu yra tokia, tai mes va taip ir pažiūrėsim. Lembas bangų ten bus. Matai, bet tos bangos, tai tas tinklas čia užsideda, jis šiek tiek dar amortizuoja iš savęs, turiu pasiduoda formas ir tada užsipildo ir jisai bus iš karto gražesnis. Tas namelis toks labiau... Kaip čia vadinasi? Glotnesnis. Aptakesnis, tiesesnis. Tai šiaip tai, kai tiesių formų neieškai, viskas gerai. Svarbiausia, kad laikytus, kad nepradėtų čia spaudė, o ten jau griūna nuo viršaus. Tai va, čia turim, žodžiu, šitą vat galą, jeigu atsiras savanorių meistrų daryti. Tai čia mums reikės tinkliuką dasakstyti viršuj. Ir čia kaip anoj pusėj tą pačią sistemą padarytą. Dakis šiaudų turbūt pririšti prie tos šakinės sijos. Kažką naudojau, sudėjau. Bet ten pat, vyrai. Prie to tinkliuko dėjau, ką aš buvau. Ten buvo žirklės pas mane ir vienas stapleris, o kur kiti padėjo, tai ne... Tai aš šitoj pusėje radau tik staplerį, o žirklių neradau. Tai va, tai čia irgi viduj tą patį darysim. Kaip ir laukia, reikės prisisekti mums tą metalinį tinklą per šitas sienas. Ir čia va dar vienas dalykas. Šitas duobės. Paimsim šitą visą minkštą molį, kuris nukrito, su trupučiu šiaudų ir tada dėsim ant šitų užlipdyti rankomis. Jau su plaušmoliu. Tiesiog, tai čia aišku yra per mažai prikrytę, tai aš ateisiu su šlanga ir jum į kibirus galėsiu įpilti tos skrelės. Ja, tada įmaišom tokią adekvatų kiekį šiaudų, kad būtų tokia lipni masė, kaip dramblio kakas. Tai šiaip labai malonu. Jeigu neskubėti. Tai va, ir šitas sienas irgi mes tada galvoju, gal visai gerai būtų prasipurkšti ir tada tą tinklą sekti ir... Čia mėlynas seksis? Jo. Tai yra 2 variantai, arba jį prisakstyti ir įspausti, arba neprisakščius įspausti greičiau. Tai pažiūrėsim, kurią metodiką, nes nuo šitos sienos kaip ir mažiau rizikos kris, bet prisegtas saugiau, lengviau braukti ir jį pakabinti, kai nepurški, nes, žodžiu, skiriasi biškai, tai galėsim gal vieną taip, kitą ne padaryti ir pasavišką, tai fotografuoti. Tai fotografuoju visus laidus. O ką su vietom ten, kur tie pilvukai tokie nuo tų tinklelio, ar imam žemyn, ar purškiam dar? Šiaip reikia pabandyti pamasažuoti su rankom, su pirštinėm, nes tinkliukai draskosi, aš turiu pirštinių, kurios gan geros, jos hermetiškos ir gan storos gumos. Tai
su tom pirštinėm pabandom įmasažuoti šiaudus ir reikėtų smeigtukų dar papildomai pasimti, kad biškį ten, kur bandom šliaužt, pasmaigstam. Nu, žodžiu, blogiausia atveju jau ten traukti lauk labai nesinori. O turim mes tų ilgesnių tokių smeigtukų ar tik tuos trumpus? Nes su ilgesniais gal geriau dabar jų. Nu, vis tiek daugiau svorio palaikyti. Ištrauk, bet nedaug jų ten buvo. Trumpų smeigtukų. Tai va, bet jeigu, nu, va, tą mėlyną tinklą, nu, žodžiu, mes pirmiausia apsipurškiam viską, visus šiaudus iš visų pusių. Ir tada žiūrim pagal laiką, turbūt po pietų, gal ir jeigu norėsit anksčiau, tai šaukit. Prieš išvažiuojant jums pasibandom dar tą mėlyną užsidėti vietom, tai, žodžiu, tikslas būtų irgi, va, mėlyną prisisek, kad jisai nekristų. Ir tada spaudžiam tą minkštą masę. Bet kitu atveju, jeigu neskubėt gyvent ir statyt, tai tada, nu, va, taip išsipurškiam, paliekam čia keliom savaitėm, kai viskas pasidaro sausa. Ir tas sausas molis, jisai gan greit pradeda traukti drėgmę, fiksuoti tinkliuką. Ir mes tada galėtume daug stabiliau, kai išdžiūsta. Saugiau, mažiau viskas galina. Tai geriausia tarp kiekvieno purškimo, kiek maždaug, nu, turi visiškai būti išdžiūvę, ne? Kai visiškai išdžiūsta, tada geriausia traukia, greičiausiai fiksuoja tą sekantį tinkliuką. Kai ne visiškai išdžiūvę, bet jau apdžiūvę ir jau kieta, tai jau irgi visai saugus variantas. Bet aišku, visko būna su moliu, nes molis atmirksta, užvarai antras sluoksnį, pirmas atmirksta, tada krenta griūna abu. Kai per storai, per sunku, nes nu, visada turi ta standumas ir ta laikymosi jėga turi būti didesnė negu molio svoris, kurį užneši. Tai dėl to vat, su moliu yra nepaskubėsi per daug. Bet reikia tarp kiekvieno sluoksnio, prieš kiekvieną sluoksnį tą tinkliuką dėti, ar tik tais pirmais sluoksniais? Tavo nuomonė. Nu, pavyzdžiui, jeigu čia, tarkim, dės 3-4 sluoksnius, ne, tai reikia tuos 3-4 kartus dėti mėlyną, ne, tik tais dabar. Dedam dažniausiai kažkur apie vidurį, nu, bent jau aš. Šiaip geriau arčiau paviršiaus, tai kaip ir būtų variantas vienas iš geresnių į prieš paskutinį sluoksnį. Nes paskutinį jau norisi užtrint gražiai, o ko jis arčiau paviršiaus, tuo jisai stabiliau viską suriša, stabilizuoja. O jeigu, tarkim, dar ant lygios sienos, nu, kai būna visiškai lygi, sakykime, ar tai būtų be tinkuota, sakykime, siena, nu jau iš prieš tai, pavyzdžiui, kai rekonstruoji, tai tada reikėtų tinkliuką iš pradžių dėti, arba tuos iš viso nendrių tinkliukus. Jo, reikia žiūrėti, kokia ta siena. Nu, tiesiog lygis, sakykime, ir cementas. Aš ant cemento iš viso tinklo nededu dažniausiai. Kimba, ne? Jeigu yra nejudantis siena, nes tinklas dedasi tam, kad suarmuot visokius judančius, besikreipiančius paviršius, žinai, čia mediena, čia, žinai, šiaudai medis. Ai, o ne tam, kad molis prikiptų, ne? Jo. Nebent tik paskui, kad netrūkinėtų. Jo, dėl prikibimo, tai, žinai, ant mūro, ant visų ten paviršių, kurie yra tvirti, tai iš esmės su kontaktiniu gruntu, su voleliais tekstūriniais pravaloja, kad gautus šiurkštus paviršius ir jau ant to šiurkštaus laikos iš esmės. Bet jeigu nori kažkokio daugiau efektų išspausti, jo, tada gali sakstyti nendrės, tinklus, kažką jau galvoti pagal situaciją. Bet jeigu tau reikia centimetro ant molio, tai gali jį pakabinti ir ant kontaktinio grunto, ant bet ko, ant stiklo, ant osbo, ant gipso, ant bet ko, ką su tais. Nu, nes kontaktinis gruntas yra klijais su smėliu iš esmės. Smėlis sukuria tą aštrų viršų ir ant to aštraus jau užkimba šiek tiek ir viskas. Einam vieną kambarį. O jeigu Almantai norint, pavyzdžiui, sakykime, kad šitas nišas kad būtų, tai jas nuo pačio pirmos sluoksnio molio reikia jau glaistyti, ar kada... Žodžiu, turim visokių kakučių prikritusių, tai gali būti pirmas darbas tų kakučių pasirinkti, šiaip galima būti pasiimti pagaliukų smailių
jeigu lenda įsismeigt, kad būtų palaikymas. Ir tada Jo, žodžiu, pasidarai kelis degtukus, pasiemi va su šiaudais va šitos košės ir gali jau paformuoti. Ir kai viskas išdžiūs, tada galima dar dadėti. ta prasme, geriau nuo pirmesnių sluoksnių tai pradėti daryti. Jau galima daryti, iš esmės galima smeigti smeigas ir jas aplipdyti. O pavyzdžiui, va apie butelius norėčiau daryti tokius kaip saulės spindulis. Išlipdyti. Tai vat noriu paklausti, juos irgi reikia, ar dar per anksti juos pradėti? Priklauso, kokio dydžio nori tos spindulius. Nu, jie butelis, jeigu toks, nu tai ten simbolija, jei nebus Tai simboliškai tiesiog čia tokia. ant paskutinio, ant prieš paskutinio, nu žodžiu, kiek čia visko bus dar įdėta, čia tas darbo klausimas. O kai yra didelis išsikišimas, tai geriau iš anksčiau pradėti lipdyti. Nes, pavyzdžiui, jeigu va tokias lentynas reiktų nulipdyti, tai jau būtų projektas, nes aš iš tokias visai mėgstu iš molio lipdyti, bet tada va, tas molis jau toks luitas geras, o iš apačios molis žiauriai sunkiai laikosi iš esmės, tai tada reikia pradėti anksčiau. O jeigu Kad išdžiūtų ir vėl išdžiūtų. O jeigu sugalvot, va, pavyzdžiui, va šitą, va, kadangi čia bus virtuvė, va šitą, va, sakytum, va šitą va dalį, palikti po stiklu, kad matytųsi, nu, šiaip jinai... Nu, aš šiaip nepaliksiu, nes tai čia, kaip sakant, tik dėl, kas yra, supranti, nesvarbugi čia šitie reikalai. Bet tai tada reikėtų dengti. Čia mums dabar reikėtų uždengti, kad neišpurvintume, kaip Sigutis padarė su šitam sienom. Čia jeigu toks sprendimas, tai mes radaroidą galim čia prisakstyti su stikleriu. Kad būtų neišpurvinta. O pavyzdžiui, va ten šitos sienos irgi noriu paklausti. Aš va čia, aš noriu daryti augalų, aš jau esu atsirinkusi augalus, įspaudus, jo, nes yra kai kurios augalai labai gražiai atsispaudžia, nendrės, visokios ten žolės, kur yra šiti. Kad nereikėtų nieko, bet tai čia irgi jau bent paskutinio sluoksnio. Čia kai jau baiginėjat ir žodžiu darot paskutinį sluoksnį, tada lygiai prasiglaistot, nu ir ten... O jas reikėtų, aš bandžiau geriau sušlapinti, jos tada nepriliptų, man atrodo. Aš bandžiau, aš ant smėlio bandžiau, iš tikrųjų. Aš ir volelį nusipirkau tą guminį. Viską aš jau pasiruošiu. Gal folija iš kitos pusės? Ne, aš kaip mačiau, tai aišku, ant smėlio kitaip, nešlapės smėlis buvo. Tai jas padėjus iš volelių šitų tapetų guminių labai gražiai atsispaudžia, bet ne visos gėlės. Aš čia dariau. Gal su kokia aliejų pamirkytas žolės. Nes aš pagalvojau, gal su vandeniu. Bet iš esmės, man atrodo, nėra problemų į šitą molį įspausti kažkokį ten. Jo, labai gražiai atsispaudžia, jo. Nendrės ypatingai gražiai, šitos smilgos gražiai atsispaudžia. Čia galit jau paskutinėt ir pasižiūrėti. Gal su muilu truputėlį su šaukštu, ima vat kažkokį tokį, žinai, su šaukštu va taip išspaudinėje. Jo, yra tam guminis volelis, nes kadangi jeigu ten didesnis, tai būtent va šitą va būtų kaip pieva, be jokių ten tiesiog. Jo. Gražus. Tikiuosi. Yeah, exactly.
Kažką padarė.